Nu ką, mėlėjai klausytojai. Sveiki atvykę į mūsų podcastą Bedugnės. Aš galvojau, kad mes prisistatinėsim kitaip, bet Bedugnės. Oi, 3 epizodas. Ką gali pasakyti, Ugne? Kokios nuotaikos? Negaliu patikėti, kad jau 3 epizodas. Nes galvojau, kad po 1 ir viskas. Džiaugiamės, Ką galima dirbti, negalvoju. Jo, džiaugiamės dar likusiais klausytojais. Ačiū, kad esate kartu. Mylim. Taip. Mua. Šiandien tokia rami tema. Apšnekėjom. Kelios temos bus tokios einamusios. Tema su daug temelių. Taip, tema su daug temelių. Ir pradėsim nuo dalyko, kuris nuo kokių 2022, gal net ir biški nuo pandemijos, sakyčiau, labai pradėjo darytis madoj. Ir, žodžiu, prasidėjo visokių, kaip čia, reiškinių. Tai yra nostalgija. Kaip viskas dabar grįžta į nostalgiškus laikus, ypač į, sakyčiau, 90-uosius, 2000-uosius. Nu, kaip sakoma, kad mados sukasi ratu. Aš tai sakyčiau, kad čia prieš pandemiją viskas buvo, nes pats geriausias turbūt pavyzdys būtų Stranger Things, kuris, serialas išėjo prieš pandemiją. Ir realiai žmonės, kurie negyveno 80-aisiais, tas serialas sugrąžino jiems 80-ųjų nostalgiją. Tu taip žiūri ir galvoji, kaip ten fainai. Nesvarbu, kad Lietuva 80-aisiais nebuvo fainai. Bet tu galvoji, kaip smagu. Kaip norėčiau. Jo. Gimiau net tuo laiku. Net tam amžiui. Jo, bet ir šiaip, bet aš galvoju, ar 80-ieji nėra per anksti biški. Tipo, aš suprantu, kad istorija sukasi ratu, viskas okei. Bet ar ne per greit dabar jau sukas? Nėra tau tokio? Man yra, nes aš vis dar esu tam mąstyme, kad 80-ieji buvo prieš 20 metų. Ir aš kaip pagalvoju, kad jie buvo ne prieš 20 metų. Aš tokia sena pasijaučiu. Gerai, iš kitos pusės, 40 aš tą mikrofoną nudaušiu šiandien jaučiu. Ne, šiandien su mikrofonais kažkas yra, nes mane jis irgi biestina. Bet, mėly klausytojai, kurie sekate mūsų techninių nesklandumų sagą, tai galiu pasigirti, kad šiandien pakankamai greitai įjungiam mūsų tą techniką visą. Tai mes tobulėjam. Ir tikiuosi tobulėsim toliau. Jo, tai šiaip dabar pagalvoju, kad 80-ieji buvo prieš 44 metus. Tai gal ir make sense, kad jau grįžta. Bet, pavyzdžiui, 90-ieji, 2000-ieji tai dar tikrai atrodo per anksti, bet aišku, mum tai nostalgiška. Bet 2000-ieji buvo prieš 20 metų. Tai kaip mes augom. Tai mes atsimenam, kaip mes augom, mes buvom vaikystėje, mums vaikystėje buvo faina, smagu, linksma, paukščiukai čiulba, taip toliau, žinai. Tai smagu prisiminti jaunystę. Ir žinai, kas įdomiausia, kad dabar, bent jau aš tik tokią pastebėjau, kad grįžta 2010-ųjų. Jau. Ir kai žmonės sako, oi, kaip aš norėjau tais laikais būti, ir aš galvoju, kiek tau metų. Nenorėjai. Tiesiog man taip keista yra. Wow. Jo. Ok, man čia biškė buvo, aš tam nebuvau pasiruošus biškelį, nemeluosiu. Jo, ir aš mačiau, žinai, tas nuotraukas su tuo filtru. Taigi, galiu pasižiūrėti ir klausytojam irgi patariu nueiti į Addison Rae Instagramą, jinai padarius postą, grynai tuo vaibu 20-ų. Tai aš manau, kad jinai jau, ir jinai ir aišku, kitos tos įžymybės jau tikrai grąžins
Nes žiūrėk, taigi Uggs batai grįžta Jo, į madą. va. Aha, dabar irgi prisiminiau tiksliai. Nu, Uggs tipo, batą. viskas sukasi ratu. Kur, bet žinai, Bet kas per greitai. juokingiausia? Žinai, kas juokingiausia? Kad iš Ugų juokiasi ir tada, ir dabar. Tai niekas nesikeičia. Ir žinai ką, ir tie batai tokiu oru, nes mes įrašom čia kai dar baisiniai šalčiai, tikiuosi, kad tie šalčiai greitai praeis. Bet tie batai puikiai tinka mūsų tuo oru. Nu jo, biški peršlampa, bet šiaip geri batai. Ugai? Jo. Nu, tokį. Šiaip jie patogus, nes tu tik užsimauni, žinai, ir eini, nereikia Jo. ten raišiotis. Bet šiaip tai jie nėra labai, man atrodo, geri, bet kiek aš pamenu, tai... Bet tai pas mus visos tos, atsiprašau, žodį padėlkos buvo, tai žinai. Nes niekas neįperka pas mus jų. Tie originalai apie 200 eurų kainuoja, tai tu Bet nejuokau. tada nekainavo tiek. Tada mum irgi atsimenu, kad daug kainuodavo, bet ne 200 kainuodavo. Bet ar pas mus iš viso buvo tų? Buvo, vaikščio pas mus panos, tikrai aš tai feikinius kažkokius irgi turėjau neaiškius. Aš turėjau feikinius, nes aš, ubagė, tai kartos ubagė. Tai jo, va, grįžta tokios mados. Okay. Bet aš vis tiek nejaučiu, aš matau, kad žmonės jaučia nostalgiją vis tiek dar, tiem 80-iesiam, 90-iesiam, vėlyviem 70-iem, nes pavyzdžiui dabar praeitais metais išėjo, aš sakyčiau, didelio populiarumo sulaukė serialas Daisy Jones and the Six, kur ten 70-ieji buvo, išleido visą net kolekciją drabužių pagal tą serialą, išleido albumą, žodžiu, juokingiausia tas albumas, 3 dainos iš to albumo buvo mano Spotify Wrapped top 5, nes geras. Bet ir pas musgi darė tuos šokius, Kaune darė, taip ir vadinosi šokiai, ten KTU vyko, ir ten teminiai buvo Miami Vice, ten šiaip 80-ieji, 90, žodžiu, va tokius. Ir dar žinau, kad yra Panemunėj, tas Panemunės kinas, jie irgi, nežinau ar vis dar daro, bet praeitais metais buvo kelis kartus darė 80-ųjų šokius. Irgi mokami buvo. Tai, tas nefainai. Aš mėgstu tai nemokamas. Bet irgi, smagu, žinai, kad nori, kad žmonės pagal tą temą ateitų. Kitas, kur irgi labai pastebiu nostalgiją, tai mūsų mylima vintažinė Humana. Taip, vintažas. Vinilinės plokštelės. Jo. Dabar mačiau, kad kažkas jau su VHS-ais darosi. Ir su tom kasetėm muzikos. Kad kažkas po biški grįžta. Dar ne taip kaip vinilai buvo čia sugrįžę, bet jau kažkas eina link tos pusės. Su muzikos kasetėm tai aš pastebėjau, kad netgi ir tos pasaulinės garsenybės daro. Žinau, kad Phoebe Bridgers tikrai darė, bet jie daro tas limituotas, nes vis tiek turbūt kainuoja ir... Jo. Čia labiau, man atrodo, yra kolekcinis daiktas, negu tas, ką tu klausysi pastoviai. O vinilas, tai aš dar dabar pastebėjau, kad labai daug kas kolekcionuoja. Ir daro labai daug kas naujus, ta prasme. Toks brangus hobis yra. Čia, nes aš turiu vieną vinilą, aš turiu Stevie Nicks vinilą, bet ir aš labai norėčiau kolekcionuoti, bet kad tu įsigytum tą vien grotuvą, ten tau reikia investuoti daug, nes jis turi būti geras, nes jeigu negeras, tai jisai subraižys tavo plokšteles, o tos plokštelės irgi kainuoja belekiek. Ir pastebėjau, kad mūsų šiaip lietuvių dainininkai labiau renkasi daryti vinilus negu kompaktus. Jo, yra tas dalykas. Aš tai, ką pastebėjau, ne tai, kad pastebėjau, bet Lietuvoje tai muzikos kasetėj buvo padaręs Evaldas Jasaitis savo stand-upo specialą, vadinosi Tobulas tėvas ir tipo dėl to buvo įrašęs į kasetę ir mačiau Instagrame, netgi jisai ėjo į turgų ir ar paliko, ar
man atrodo, tiesiog paliko, tipo, pas random žmonės, kurie turgui pardavinėja tas muzikinės kasetės. Ir sako, jeigu pas kažką paklius ir, tipo, nu, iš jo sekėjų, tai sako, parašykit davai, nes, tipo, visai geras bairis. Bet šiaip fainai. Bet šiaip pardavinėjo jisai, čia gal 2 ar 3 kelias tik tai paliko, žinai, šiaip jis pardavinėjo. Tai, vat, matau, kad irgi, vat, biški kažkoks yra grįžimas. Man tai fainai tiesiog yra tie, nu, ir vinilai, ir kasetės, tiesiog kaip kolekcinis daiktas. Nes aš, vat, sakau, turiu tą vieną plokštelę, aš neturiu per kur jos leist. Tai jinai pas mane yra tiesiog kaip kolekcinis daiktas. Bet nežinau, ar kompaktiniai diskai priklauso nostalgijai. Jie kaip visada yra. Tai... Kompaktiniai diskai, aš manau, jie dar nėra nostalgija. Aš manau, jie dar per daug arti, žinai. Nu gal. Nes ta muzikinė jau kasetė juostinė. Tai aš dar vaikystėje ją mačiau. Bet, pavyzdžiui, mano pusbroliui yra 15. Nu, gal ir yra matęs. Bet nežinau, ar yra, pavyzdžiui, įdėjęs magnetofoną, tipo, paleidęs. Labai abejoju. Gal, jeigu rado pas kažką namuose, bet esu įstikinus, kad beveik nerado. O aš tai atsimenu, pas senelius, man atrodo, labai mėgdavau dėti ir klausyti. Tai mums čia labai dar arti yra tie CD diskai, ta prasme, aš turėdavau ten tuos tokius albumus visus, žinai, kur daug galėdavau ir DVD diskų, ir CD. Tai dar, man atrodo, biški per anksti CD sugrįžimui, aš manau, po kokių 20 metų, sakyčiau. Aš kaip ta, kuri kolekcionuoju CD ir blirėjus, tai man tai čia yra tiesiog artima. Tiesiog. Ir aš juos naudoju, nėra, čia jau šitus tai naudoju, nėra, kad aš pasidedu kaip kolekcinį daiktą. Aš kažką kaip dar norėjau. Kaip Sideko klausiausi, arba DVD buvau pasileidus labai seniai. Aš taip neseniai. Matai, pas mane, kai atsirado naujas telikas prieš kokius, nežinau, 6 metus, tarkim, tai jisai, man atrodo, nesujungtas yra su tuo DVD grotuvu. Ir žinai, kur, jeigu tu iškart neprijungi, tai tu jau nebeprijungsi niekada. Tai čia tas atvejis buvo. Nors aš turiu ir dar tą kasečią. Turiu dar tas kasetės, kur filmai buvo. Tai ir mes ir grotuvą tą turim, bet tas grotuvas biški, nu reikia jį pataisyti, žinai, bet irgi buvo kažkada, kur eiktų, kaip norėčiau įsijungti ten pas mane Teletubby visą kelią, žinai, ant bajerio įsijungti, pasižiūrėti, kad ten žiūrėdavau kokias nesąmonės, Geniuką Vudį, ten dar kažką, nu žodžiu, Tomą ir Džerį turėjau, man atrodo. Tai, nu jo, va čia jau nostalgija, nes aš kalbu ir aš jaučiu, kad taip saldu, taip kažkaip, kaip norėčiau. Man su kasetėm irgi yra nostalgija, nes mano baba pirkdavo visokiose skudurynuose kasetės tiesiog ir tada, kai būdavo penktadieniais per TV3 filmai, jinai tiesiog juos ant viršaus įrašydavo. Jo, darydavo, taip jau. Ir aš nu, čia labiausiai ką žiūrėdavau, tai Šreko antrą dalį. Ir kasetė Šreko antros dalies. Įrašytos iš TV3. Eiktus. Ir geriausia, kad aš tik dabar po tiek daug metų sužinojau, kad ten yra viena scena po to, kai jie nuvaro pas tą fėją į jos ten tą ofisiuką ir paskui jie ten tuos... Nes jis ieško to buteliuko. Taip. Ir jie tenais, nu ten sumaištis, ir jie išeina. Ir esmė tame, kad aš nežinojau, kad jie, kai išėjo, čia buvo dar papildomai kažką jie ten šnekėjo ir ten kažkokia scena buvo. Nes mano baba tiesiog, nu ten reklama buvo, tai jinai nukirpo. Ir aš tiesiog nežinau tiek metų, kad ten kažkokia scena yra. Ir aš buvau tokia, wow, čia kai žinai kokį bonusą, kai easter egg kokį randi. Tai va, bet jo labai fainai tos kasetės. Su bliurėjais man tai taip nėra, nes tiesiog aš dar ir dabar perku ir... Sakau, per arti dar jie yra šiek tiek. O kaip tau, pavyzdžiui,
Disnėjaus visi remake'ai filmų senų, kurie, nu realiai, žaidžiant nostalgijos dabar ir renkas pinigus. Aš Mano nuomonė nežinau, ar jie žaidžia nes man asmeniškai čia irgi, kaip tu sakei, čia dar yra per arti. Ir va, kai jie remakeina tas princesių tuos filmus, aš galvoju, aš suprantu, kad Undinėlė yra senas filmas, kas ten Snieguolė. Buvo Snieguolė? Ne, bus Snieguolė. Jo, bus Snieguolė. Su Rachel Zegler. Kas buvo dar? Ten ta Beauty and the Beast. Aš asmeniškai nelabai žiūrėjau. Ten tai tragedija, aišku, buvo. Ten labai blogai buvo. Ten... Aš net nežiūrėjau, nes man nereikia gadintis, ką iš jų ne. Tada Pelenė, bet aš nežinau, ar ten Disnėjaus, ar ten... Jo, Pelenė buvo, jo su ta mėlyna tokia didelė skne ant plakato. Bet aš nežinau, man niekad nepatiko princesės. Aš girdėjau, kad Heraklį ruošiasi remake'int ir aš labai... Aš bijau biškį, nes... Bet aš ir nematau, čia jau nueinam nuo visų tų remake'ų ir nostalgijos, aš tiesiog nematau prasmės šitų remake'ų, nes jie lygiai tą patį daro tik su aktoriais. Kokia to prasmė? Nostalgija. Nes tu vaikystėje matei, aš pavyzdžiui, aš Liūtą karalių žiūrėdavau, atsimenu, kasdien turbūt. Ten iki kažkiek metų, kol ten, nežinau, po to, pas mane vis keisdavosi tos fazės filmukų, bet tikrai atsimenu, kad buvo momentas, kai kasdien žiūrėdavau Liūtą karalių ir tada įsivaizduok, išleidžia tavo mėgstamiausio vaikystės filmuko live action. Ir visi pyksta, nes tu gadini, čia jų žodžiais, tu gadini mano vaikystę. Nes aš galiu nueiti į Disney Plusą ir aš galiu ten rasti tą patį filmuką, kurį noriu pažiūrėti. Dabar jie yra prieinami. Taip, bet esmė tame, kad tu nueisi, nes čia mano vaikystės filmukas. Kaip jie gali padaryti tipo kitaip? Tu nueini, tu susimoki pinigus, jie gauna pinigus ir tada tu gauni šūdų ir tu tada... piktinės. Tai čia yra jų logika, nes aš taip niekad nedaryčiau. Aš tiesiog, aš ir pagal trailerius labai daug sprendžiu, nes, tu tiesiog žiūri ir tu matai tą CGI visą ir jis taip blogai atrodo. Žinai, ką Aladinas dar buvo. Ir Džiunglių knyga, nemoku šnekėti. Jo, Džiunglių knyga. Bet Džiunglių knyga man visai patiko. Aš nemeluosiu aš tada, kai žiūrėjau. Nes Džiunglių knyga man šiaip nuo vaikystės labai patinka. Bet aš ją namuose žiūrėjau, neėjau į kiną. Ok. O kaip tau dainų remake'ai nostalgiškų? Va, apie ką aš norėjau pasakyti. Taigi, kalbant apie nostalgiją, mes turim, kaip vadinosi, gintariniai laikai. Jo. Taip. Kur Monika Liu perdainuoja Džordaną Butkutę, pavyzdžiui. Bet labai faina idėja. Man tai labai patiko, kad sujungė seną ir naują ir... Gamką su bumblu. Ir toks gražus projektas iš tikrųjų gavosi. Net norėjau, kad daugiau būtų tų dainų. Tai aš tikiuosi, kad jie tą projektą tęs. Man atrodo, kad ruošiasi gal. Nežinau. O kaip tau Natalijos Bunkės, pavyzdžiui, atgimimas, renesansas, sakyčiau, čia visas? Aš taip gerai prisimenu, kai išleido tą naują... ir rašinėjom. Žinot, kai sakot, mes viską be nesklandumų darom, tai mums nusitrynė gal 20 minučių. Mes ten labai jau gerą diskusiją turėjom, ta prasme, nepakartojama tiesiog ir neįsirašė. Tai reziumė, kalbėjom apie nostalgiškus filmus ir tada kažkur vidury nusikirpo ir po to mes kalbėjom dar šiek tiek apie, kaip muzikoje pasirodo ta nostalgija, tai trumpai. Trumpai prisiminėm praeitą vasarą, prisiminėm gintarinius laikus ir sakėm, kad labai šaunus projektas, nes tikrai labai fainas projektas. Kuris sujungia jaunus atlikėjus su nostalgiška muzika.
O taip pat labai labai gyrėm Nataliją Bunkę ir jos atgimimą, kaip jinai labai gerai iš mūsų profesinės pusės, tai labai gerai sužaidė. Aš galiu šitą pakartoti, taip pat nuoširdžiai, kad nežinau, prie ko galima prisikabinti. Jinai paėmė geriausias dainos vietas, jinai pasiėmė Remi Retro, kuris labai gerai atkūrė. Ir mes dar sakėm, kad Remis yra tas vinis, ta razinka. tas tiltas. Tiltas tarp šiuolaikinės muzikos ir nostalgiškos muzikos. Jeigu norit gero nostalgiško hito, tai reikia kviesti Remi. Tai ir kalbėjom apie Iš lėto leidžiasi saulė. Ar taip ta daina vadinasi, aš nežinau. Taip. Tai ir sakėm, kad labai gera daina, aš sakiau, kad jinai labai vasariška. Mes čia taip greitai. Aš sakiau šitaip. Tai va, tai toliau tęsiasi mūsų techninių nesklandumų saga. Kas sekate? Taigi, Ugne, kaip manai, ar kultūra Lietuvoje yra tvari? Tam tikrose vietose. Taip. Prieš tai kitaip kažkaip sakei. Kitaip sakiau, bet žinau. Kadangi jau vidurys diskusijos, tai pradėjai nuomonę keistą. Jo, mes dar palėtėme tvarumo kultūrą, čia reikėtų pasakyti, kad mes jau truputį apie tai šnekėjom. Taip. Mes pasistengsim viską, kiek įmanoma panašiau pakartoti. Jo, tai kalbėjom, kad šiaip Lietuvoje yra tikrai tvarių, pakankamai yra tvaru. Ir Ugnė... Apskritai tvaru, ne vien kultūrai, bet tiesiog apskritai, nes dabar tvarumas yra iš tikrųjų tokie, sakyčiau, mada, gera mada. Bet nauja vertybė, sakyčiau, visai tokia visi darosi. Nori nešioti tuos tote bags. Visi, nebūtinai dėl to, kad tai yra tvaru, nes kartais tas tvarumas jau pereina į kitus dalykus, kai tu nori 10 tų krepšių, kai tau užtektų vieną, aišku. Bet jo, tai tiesiog Lietuva yra, mano nuomonė, pakankamai tvari šalis ir, tiesiog, gaunasi taip, kad ir kultūra. Šitas tai bus, šitą cituosim. Gaunasi taip. Aš iš tvarumo pavyzdžių minėjau bibliotekas ir aš vėl pasikartosiu, nors jūs net negirdėjot, bet aš vis tiek pasikartosiu, kad tiesiog raginu visus įsigyti bibliotekos kortelę, dažniau lankytis bibliotekose, nes bibliotekos dabar turi tikrai daug naujų knygų, taip reikia palaukti eilėj, bet kol laukia eilėj, gali kitą knygą paskaityti ir nebūtinai pačią naujausią. Ir dar raginu tiesiog dovanoti bibliotekom savo knygas, o jeigu bibliotekos nepriima, kadangi yra, nežinau ar visos, bet man atrodo, kad visos nori, dabar jau vis tą laiką stebiu. Ir tiesiog bibliotekos sako senesnės nei 5 ar 10 metų knygas, tai jas galit palikti tuose namukuose knygų. Tai aš tenais esu irgi radus ar 1 ar 2 knygas ir labai džiaugiuosi tuo. Bibliotekos irgi turi tą akciją, kur gali nunešti savo seną knygą ir pasiimti kitą knygą. Kaip tas pats namuko principas iš tikrųjų. Tai aš tokiu būdu gavau tą Karalienės gambitą. Tai čia, kur tas serialas buvo. Geras. Nes jie čia turėjo kažkokį savo standą ir aš tada sakau, aš neturiu knygos. Sako, tai kitas iki atneši. Tai pasiėmiau knygą. Ir dar žinau, kad bibliotekos organizuoja palei vasarą kažkur tam,
kur pasimatymas su knyga, kur tu turi pasimti savo seną knygą, ją įrišti į kažkokį popierių ir parašyti tenais gerbėjams to ir to, nu tiesiog ją trumpai aprašyti ir paskui padaro iš to tokia kaip instaliacija ir visi gali ateiti ir pasimti savo knygas. Nu ne savo, bet savo knygą. Taip. Tai aš praeitais metais sudalyvavau, pasiėmiau 3 knygas ir jos nebuvo geros. Tai aš, tie, kas ruošiasi dalyvauti, tai labai prašau, pasimkit, nu, tipo, duokit knygas, ne tas, kuriomis norit atsikratyti, bet tas, kurias žmogus ir skaitys paskui. Nu, tokias įdomias, nes aš tai tokias ne visai įdomias gal. Okay. Tai va, tai čia mano tvarumo geriausias pavyzdys, kokį sugalvojau, tai buvo bibliotekos ir kiti dalykai susiję su literatūra, taip pavadinsiu. O šiaip renginiai, kaip mieste būna renginiai, dar kažkas kaip to atrodo, tai yra tvarūs dalykai ar yra kur tobulėti? Mažesni renginiai, tai aš manau, kad yra tvarūs, tokie kaip slemas, kur ten tiesiog ateini, aišku, elektra, tai, bet tai tik tiek. Didesni renginiai, tai priklausomai nuo auditorijos, nes jeigu žiūrovai vis tie svečiai elgiasi gražiai, aš apie šiukšlinimą daugiausiai šneku, tai visai tvaru, čia mano nuomonė. Nes per Kauno dienas praeitais metais, tai sakyčiau, pakankamai gerai buvo su visu tuo nešiukšlinimu, nes buvo kažkuriais metais, kad baisu, net nemalonu, žinai, sėdėti ir ten tarp tų šiukšlių. O tavo nuomonė? Aš tai manau, kad šiaip renginių didelė problema, 2 didelės problemos, tai yra maisto švaistimas, nes, tai turi ir darbuotojus išmaitinti, o jeigu tai yra kažkiek žmonių renginys, kur tu turi žmogui duoti galimybę nusipirkti, pavalgyti, tai vis tiek kažkiek ir išsimeta to maisto ir taip toliau. Tai man atrodo, čia yra viena iš tų didesnių problemų. O kaip jas spręs, dar neįsivaizduoju šiaip tiesą sakant, nes čia, man atrodo, turi ateiti kultūra tiesiog. Jeigu yra to maisto, tai tiesiog duoti, kad ir benamiams. Tiesiog. Bet, aišku, priklauso koks tas maistas, nežinai, ne visus gali naudoti, kai tiek išbūna visą dieną. Aišku, taip. Ja, bet mugių maistas pats geriausias. Čia aš turėjau pasakyti, įsitarpt. Jo, o kitas dalykas, tai būna įvairios dekoracijos daromos, būtent specialiai renginiui, koncertui, spektakliui, dekoracijos filmam arba rūbai visokie. Tai šitie dalykai, kurie panaudojami yra vieną kartą. Gerai, jeigu spektaklis, tai yra panaudojama tiek, kiek tas spektaklis rodomas, tai čia, jo, bet vis tiek, kur po to tos dekoracijos, kur po to tie rūbai eina. Tai kai kurie jo gal eina į muziejus kaip kolekcijos, bet vėlgi, kažkokia turi atsirasti, man atrodo, alternatyva. Tiek teatre, tiek kine, tiek renginiuose su dekoracijom ir labai garsiai pradėjau šnekėti staiga. Jo, tai man atrodo, čia yra pagrindinės 2 problemos. Tai yra maistas ir tas, kad tu panaudoji kažkokią scenografiją, dekoracijas, kostiumus vieną kartą ir po to viskas out. Aišku, gal ne visi taip daro. Gal jeigu kalbant apie rūbus, ten tarkim koncertuose, tai ten turbūt įtariu, kad labiau nuomojasi negu daro. Tai čia, manau, geras variantas, bet turi po truputį rastis kažkokių alternatyvų, man atrodo, šitose srityse. Aš manau, kad tuos panaudotos tas dekoracijas ir taip toliau galėtų kokį aukcioną padaryti. Pavyzdžiui, ir tada tie pinigai, kuriuos gauna, vis tiek eina į kultūrą ar kažką tokio. Visai.
Visai įdomu būtų toksai dalykas, nes aš žinau, kad Amerikoje yra, ten panašu į skuduryną kažkas, nes padėvėti drabužiai vis dėlto, kur yra serialų. Ir ten gali juos visai pakankamai pigiai nusipirkti, bet, tiesiog fainai, kad aš turiu tenai suknelę, kurią nešiojo ten to ir toj serijoje, nežinau, tai būtų fainai. Masuotį. Jo, aš turiu suknelę. Kur 3 sekundės parodė tą žmogų, bet aš turiu tą rūbą. Bet įsivaizduok, aš turiu dramos teatro suknelę ten kokią, jeigu Lietuvoje darytų. Ta prijuostė, žinai, tokia. Aš turiu ten iš kokio zero ten kokį. Žinai, kaip fainai. Iš šito, ne iš zero, bet iš ne policijos akademija, bet koks ten buvo, gautas iškvietimas. Ir ką, ir gerai. Šiaip aš sakyčiau, kad rūbų industrijai labai gerai tvarkosi. Ta prasme, Humana. Ai, taip sakai, aš tai sakyčiau, ir tiesiog mados industrija. Tiesiog mados, tai gal drįsčiau pasiginčyti dėl tvarumo. Ten aš esu mačius ir tokių pristatymų, ir tokių suknelių, kur aš galvoju, nereikia, nebūtina šitą buvo daryti tau. Apskritai mados industrija turi savo problemų. Jo, bet mes turim pavyzdžių tokių įdomesnių, kur daro iš apelsino tenais marškinėlius. Aišku, tie marškinėliai baisiai brangus yra. Bet ir juokingiausia, ten mano buvusios klasiokės iš pradinės. Taip kad... Jeigu ką. Kurios niekada neklausys šito podcast'o. Nusiųsk. Ja, man tai, pavyzdžiui, labai keli pavyzdžiai, kur pati seku ir žiūriu Instagramus, tai, pavyzdžiui, yra bičas Try to Cycle, lietuvis. Jisai TikTok'e, man atrodo, labiau visada buvo ir dalinosi, bet pradėjo ir Instagram'e. O gal net vienu metu, žinai, dalinosi, nesu tikra. Negaliu pasakyti, nes aš jį gan vėlai pradėjau sekti, bet jisai pasiema ir užuolaidas, ir ten dar ką nors, ir padaro tiesiog rūbus. Jo. Aš vakar gavau jo TikToką. Pirmą kartą. Nes aš labai mažai lietuviškų TikTokų iš tikrųjų gaunu. Bet vakar gavau, kur jisai apsaiklina, tai panaudoja antram gyvenimui. Jo, megztinį iš Humanos. Jo, ir jį ten nudažo jam. Ne jisai pats dažė, tenais kolabas buvo su kažkuo. Bet jisai daro šitą dalyką, kad jisai pats persiuva rūbus ir nebūtinai iš pačių rūbų, bet sakau, iš užuolaidų, iš dar kažko, iš kaldrų. Antanas Sadauskas ir Raustus ėjo su jo rūbais padarytais. Tai man tai gražiai atrodė, tie rūbai. Čia tas, dabar irgi iš dalies yra visai trendy dalykas upcyclint, panaudot antram gyvenimui. O kitas toks variantas, kur labiau ne rūbai, o pilvuzinės, kuprinės, piniginės ir panašiai, tai Drin Bags. Čia tarp kitko Kaune yra Jonavos gatvėje, bazuojasi ta moteris. Ir jinai irgi iš visokių audinių stengiasi padaryti, jinai net padarius tas gumytes iš scrunchies, išlikusių tiesiog medžiagų padaro. Tai jinai, man atrodo, kažkiek ir naujų medžiagų būna nusiperka, jeigu nebelieka, bet šiaip jinai kiekvieną skiautę, viską, ką įmanoma panaudoti, viską panaudoja ir man atrodo net yra Lidlo tuos daugiakartinius maišus padarius į pilvuzinę. Tai, ta prasme, man tai čia tokie du, kur aš tikrai žinau ir seku ir žiūriu, tai ir svajoju turėti. Aišku, ne patys pigiausi, žinai. Tikrai galima kažką pigiau rasti toj pačioj Humanai turbūt, bet vien tik tai, kad pasiema jau turimus dalykus ir perdaro, tai verta nusipirkti, man atrodo, kad ir brangiau. Nes turbūt ir ilgiau nešiosis tiesiog ir viskas. Bet iš tikrųjų tokie dalykai gali įkvėpti kitus
kai pamato, kad va čia daro iš užuolaidų ten kelnes ar sijoną ir taip toliau, galvoja, aš irgi galiu tą patį pasidaryti. Aišku, tik siūti reikia išmokti, bet... Ja. Ir gal kažką tokio ir galėtų, va, teatrai, kino industrija perimti po biškį. Aišku, suprantu, kad ne visada tu tą padarysi, ypač jeigu istorinį kokį filmą darai, arba, nu, tau reikia būtent tokio kostiumo, ne kitokio, tai tą irgi suprantu, kad turi būti reprezentacija, nu, bet galima ieškoti alternatyvų. Iš tvarumo pavyzdžių dar, kiekvienais metais dabar jau vyksta Lapių tvarumo festivalis, kaip kiekvienas rajonas turi savo kažkokį renginį, kuriuo jisai pasižymi. Taip, vat, Lapės turi tą tvarumo festivalį. Tai praeitais metais aš matau, kas iš erdvių buvo, tai mainytuvių zona, mainytuvių, prekybos zonas, vaikų ir jaunimo erdvės, tada Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro erdvė ir Lapių tvarumo festivalio edukacijų erdvė. Aš asmeniškai šitam festivalį nedalyvavau, bet aš turiu pažįstamų, kas dalyvavo. Tai iš tikrųjų tiesiog sakė, kad smagu, nes buvo Vagelio koncertas nemokamai, nu tai visi eina, nes Vagelio koncertas. Bet ir šiaip sakė labai maloni erdvė, tokia jauki, ta mainytuvių zona labai daug kam patiko, su kuo aš šnekėjau, kas buvo. Tai smagu, kad ir rajonas bando skleisti tą tvarumo idėją, tas idėjas, ne idėją. Gerai, o Ugne. Čia aš jaučiuosi kaip tam, žinai, kas nori būti milijonieriu. Ir kaip tas, žinai, kur tas paskutinis klausimas, kur ten 4 variantai. Kokie gaideliai baltų žirnių skūlė, balti ar ultravioletiniai? Jo, mes čia vat pakalbėjom ir apie festivalius ir taip toliau, ir vat to bunkė gerai, live actionai blogai. Tai ar turim mes, ar kaip čia dabar suformuluot, įsistačiau savį į kampą dabar. Vat norėjai permesti temą, tai dabar ir kapstykis. Menas, ane? Žinai, ne? Įsivaizduok, menas. Ne? Tu dar su manim, ne? Menas. Jo. Ar yra geras ir blogas menas? Toks va perėjimas. Aš manau, kad yra. Okay. Bet, o kaip tu apibūdintum tada? Kokios savokos? Kaip aš įsivaizduoju, tai blogas menas yra tas menas, kuris tau nieko nesukelia, tiesiog nuobodus. Tas, kur tu, jeigu daug kas įsivaizduoja menas, tai yra paveiksliukas. Tai tarkim, paveiksliukas galerijoje. Tai čia tas paveiksliukas, kur tu taip, užmeti gal akį, net neužmeti iš tikrųjų, pamatai ir tiesiog praeini. Tas, kuris nesukelia tau jokių minčių, kur tu tiesiog pažiūri ir pamiršti. Nes, pavyzdžiui, kaip ir juodas kvadratas, nesąmonė daugam, bet visi šneka apie jį. Tai, nes čia pirmas buvo toksai, kad, bet daug kas ima ir ten, kad ir to Picasso darbus irgi sako, aišku, daugam jis ir patinka labai, bet daugam, tiesiog ten kringeliukai kažkokie. Tai aš manau, kad menas, kuris iškelia tau kažkokią emociją, tai aš iš karto atsiprašau, jeigu girdisi dar kiti balsai, čia labai papirinės sienos yra. Mes tikimės, kad nesigirdi, ką šneka. Mes tikimės, kad mano mintis pereina. Kad blogas menas yra tas, kuris tau nieko neiššaukia. Gerai, bet jeigu tu pamatai paveiksliuką ir tau nieko neiššaukia, bet man iššaukia, tai ar čia tada tas menas blogas ar geras? Bet aš sakau mano nuomonę. Ne, tai... Tai va, ir kiekvienas žmogus
Ir kiekvienas žmogus, tu gerai va čia sakai, gerai čia užlenki. Ir kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir kiekvienam ta savoka bus skirtinga. Bet man gal atrodys, va, kaip tu sakai, nuobodžiai, tau atrodys, kad čia yra geriausias dalykas, ką tu esi mačius. Ir tau ten yra geras menas. Bet tada bus atvirkštinė situacija ir man kažkas labai daug emocijų sukels, o tau bus neįdomu. Ir tada tau tenais bus blogas menas, o man bus geras. Tai realiai... Taip dažnai būna su filmais man. Taip, bet žiūrėk, bet tada reiškia nėra tokio dalyko kaip geras ir blogas menas. Pagal tai, ką tu sakai. Nes man gali būti kažkas gerai, man gali būti kažkas blogai, bet kad visuomeniai, kiekvienam žmogui kažkas būtų tikrai blogas menas, turbūt nėra, arba geras menas. Jo, aš manau, aš manau, kad net, nu gerai, kokį čia turim šedevinį, Mona Lisa kokią nors, kažkam tai yra, o geras, o čia konspiracijos teorijų yra, oi čia kažką, o kažkam, nu jo, paną nupiešė ir ką. Nu žinai, tipo, kur toks. Labai daugam yra tas, kai nuvažiuoja į Luvrą pažiūrėti ir visi labai nusivilia, kad ten labai, labai mažas tas paveikslėlis. Ir prie daug žmonių. Jo, ir daug žmonių. Buvau aš. Aš galvoju, kad čia yra kiekvieno asmeninis reikalas. Vat, taip reikėtų sakyti. Tai gerai, ar jeigu ne asmeniškai, bet jeigu ar visuomeniai yra geras ir blogas menas? Gal labiau priimtinas ir nepriimtinas tada šitaip. Pagal tą kultūrą, pagal vertybės tos tautos arba to, nu, gali būti, pavyzdžiui, miestelį. Pagal įsitikinimus, tradicijas ir visa kita, nes buvo... Ir tos temos svarba gal. Nes, pavyzdžiui, ten, jeigu pastatai spektaklį, kažkoks dabar yra apie kažkokį mažą miestelį padarė spektaklį, tai tiem žmonėm, kurie tą miestelį, tai labai fainai, žinai, bet nuvežė į kitą miestą, čia ne apie mus, žinai, nelabai įdomu, tas yra labai blogas spektaklis. Tai turbūt ir svarba, ir vertybės, ir gal net sakyčiau pats pažinimas meno. Kiek susipažinę su ta tema. Bet aš sakyčiau, kad reikia pastoviai tą visuomenę kažkaip bandyti išstumti iš jos to saugaus rėmo meno ir mokyti labiau, nes aš pastebėjau, kad labai daug žmonių, kurie nesidomi menu. Taip, kartais nueina į muziejų, ten, kad ir kai būna tas nemokamas sekmadienis, bet jie neturi to suvokimo. Tai aš dar sakyčiau, kad labai svarbu yra tiesiog šviesti žmonės ir pasakoti daugiau apie meną, apie meno istoriją. Daug kas sakys, kad neįdomu, bet vis tiek, čia iš bendro išprusimo tokius dalykus turi žinoti, nes yra žmonių, su kuriais aš pašneku ir jie nežino ten tų pačių garsiausių paveikslų. Tai bent tiek reiktų žinoti. Ir aš kaip sakau, reikia pastoviai tenais tos žmonės kultūrint. Ir karts nuo karto parodyti kažką tokio, žinai, šokiruojančio, kad... Žinai, keeping them on their toes. Kad po truputį, ta prasme, kad po truputį šviesti, juos pažindinti. Taip. Jo, kol galų gale jau jie bus pribrendę ir kažkam to, kas jiem gal nebūtinai iškart priimtina, bet jie pažiūrės ir taip, gal ir gerai. Nu, mes turim pavyzdžiui, dabar dramos teatre bus Snieguolė, kurios recenziją aš vis žadu ir jinai tikrai bus. Tikrai bus, aš pažadu. Ir pažiūrėsim, ar man tai bus geras ar blogas menas. Bet jo... Aš tai galvoju man, pavyzdžiui. Aš manau, kad man geras menas nebūtinai, kas man patinka, pavyzdžiui. Bet aš manau, kad geras menas yra tas, kuris ar ne tai, kad gal skleidžia kažkokią žinutę, bet bando
pamokyti kažką žmonės. Nes menas vienaip ar kitaip jisai bando keisti visuomenę, jisai bando pamokyti kažko, jisai bando parodyti kažkokias įdas arba šiaip kasdienį gyvenimą. Tai man atrodo, man tas, kuris atkreipia dėmesį kažką, man tas yra geras ir gal net sakyčiau labiau kokybiškas negu geras menas. Man menas turi padėti pabėgti. Kažkas, kaip sako, skaitant knygas nusikeli į kitą pasaulį. Aš kartais noriu to. Ir ypač dabar, kai pasaulyje tiek visko vyksta ir aš žinau, kad tai yra svarbu ir aš esu ir aš domiuosi tais dalykais, bet kartais tiesiog norisi, kokią valandą, kad pažiūrėt, dabar valandą nepažiūrėsi filmą, 2 valandas, skirti, pasižiūrėt, kas ten vyksta, kokie tenais. Tai man labai to reikia. Ir aš manau, kad daugam reikia. Iš tikrųjų, aš kiek esu girdėjus, kad netgi dabar knygų skaitytojai labiau tiesiog renkasi knygas, su kuriomis gali pabėgti, o ne kažkokį rimtą ten tą skaitinį, norėjau sakyti, ir galvoju, ar čia yra toks žodis skaitinys. Taip yra. Tai vat. Pas mus literatūros pamokos iki 6 klasės vadinosi skaitiniai. Tai yra toks žodis. Kiekvienas renkasi savo gerą ir blogą meną ir tai rodė, apie ką aš irgi labai noriu pašnekėti. Twitterio, dar žinoma kaip X, bet aš gyvenime nesiruošiu vadinti jo X, bet čia man yra blogas menas. Žodžiu, prieš pusmetį kažkur plius minus vienas žmogus, aš galvoju, gal tu įdėsi tą linką, net nežinau, bet su Twitteriu yra taip, man atrodo dabar, kad jeigu neturi savo paskyros, nelabai ką ten ir pažiūrėsi. Jo, man neleido komentarų žiūrėti, kai paspaudžiau nuorodą tiesiog. Ta prasme, man irgi turiu, dabar neleidžia, nors šiaip turėtų. Gal reikia pasiekti, gal tada rodys. Ne. Išjungi tiesiog, ne? Jo. Bet, žodžiu, aš galiu papasakoti visą šitą dramą, nes čia buvo baisinė drama tam visam Twitterį. Tai viena paskyra tiesiog įdėjo Keith Haring paskutinį berods jo paveikslą, kuris yra nebaigtas. Keith Haring mirė nuo AIDS ir jisai buvo žmogus, kuris paišydavo labai daug Niujorko stotyse ir dabar labai daug yra jo maikių, H&M, žinau, kad turėjo kolekciją, tai tikrai matė tuos žmogeliukus ir jisai buvo gėjus ir jisai kovojo už gėjų teisės. Tai tokia labai šiaip įdomi yra figūra meno istorijoje, tai labai rekomenduoju pasiskaityti, pasižiūrėti jo meną ir tas jo paskutinis, tas piešinys, tai yra tie jau žmogeliukai ir jisai yra nebaigtas. Tai toks sukrečiantis paveikslas, sakyčiau, kai pradedi daugiau galvoti, kad tuo metu buvo ta AIDS krizė ir jisai buvo gėjus ir žinai, taip, tiesiog toks labai tikrai sukrečiantis paveikslas. Ir tiesiog kažkas paklausė Twitterį, koks meno, koks darbas, koks vizualas ir taip toliau, kuris yra sukrėtęs. Ir žmonės pradėjo vardinti visokius. Dabar aš nepasakysiu, koks ten yra menininkas, bet aš paskui surasiu ir Ugnė įdės į komentarus. Buvo saldainių krūva ir žmonės buvo raginami tuos saldainius suvalgyti. Tai tenais irgi buvo su AIDS, kaip ta žodis? Neprisimenu to žodžio. Paralelė? Žodžiu, kad ten tą žmogus suvalgyvas, ne, šitaip. Žodžiu.
Aš tikiuosi, kad aš gerai Metafora? Metafora. Ir dabar mes turėsim, ir esmė tame daug pažįstamų klauso, ir visi žinos, kad aš nežinau žodžių. Atsiprašau. Ir aš tikiuosi, kad aš gerai interpretuoju šitą. Bet labai irgi toksai kūrinys. Paskui buvo daug kas minėjo apie... Vėl aš neprisimenu žodžio. Aš sakiau, kad pasigūglinsiu. Kaip karvės vaikas? Karviukas? Veršiukas. Veršiukas, ačiū. Su dvigalviu veršiuku yra poema. Iš tikrųjų buvo... buvo gimęs veršiukas su 2 galvom. Ir ten labai trumpa, tas trumpas eilėraštis apie tai, kaip jisai gimė ir šią naktį yra 2 daugiau žvaigždžių. Ir ten labai gražiai parašyta. Irgi galėsiu ugnę pridėti šitą. Ir dar iš tų, kurie labai žmonės paveikė, tai buvo tas Lucifero paveikslas, kuris čia labai viral buvo pastaruoju metu. Ofelijos tas paveikslas, vėlgi ugnė įdės, aš jai nusiųsiu, apie ką aš šneku, kad jūs irgi galėtumėte... Tu pati nepamiršk, apie ką tu šnekėjai. Pala, gal reikia užsirašyti. Tai va, ir šitas visas, kaip jisai, Twitter thread, I guess, visa ta juosta, visas tas klausimas sukėlė didelį skandalą po pusmečio. Geriausia tai, kad po pusmečio nuo to originalaus posto. Nes žmonės pradėjo sakyti, tai jūs čia labai komercišką meną mėgstat, jūs čia mėgstat tai, kas yra populiaru, ir galiausiai gavosi taip, kad populiarus menas tapo lygus, ne tai, kad tas viral iš viso menas tapo lygus blogam menui, kas man yra kažkas crazy, kažkokia nesąmonė. Tai logiška, kad yra populiarus dėl tam tikros priežasties, todėl kad žmonėm tas emocijas sukėlė dėl to, kad jiems jisai patiko. Tai logiška, kad jis bus populiarus. Čia lygiai tas pats, kaip būna su grupėm, kur man patinka jų populiariausia daina, tai jau tu nesi tikras fanas, jeigu tau ta populiariausia daina patinka, nes jin populiariausia. Tai logiška, kad jin populiari. Arba ten koks nors žmogus patinka, nes jis populiarus tiesiog, populiariausias, atlikėjas ten, ar whatever. Bet tipo, kaip sakyt, tau gali patikti, nepatikti kažkoks žmogus, bet kažkodėl, žmonės ten seka, klausosi, žiūri tą žmogų, tai reiškia, yra priežasčių. Jo, tai tiesiog dabar tas sulyginimas populiaru, tai blogai, man yra kažkokia nesąmonė, nes daug kas apie tuos meno kūrinius ir sužino dėl to, kad jie yra populiarūs, tai aš tai kaip tik sakyčiau, kad čia yra sveikintina, kad kažkoksai geras kūrinys, vat kaip tas Fallen Angel, man toks gražus tas paveikslas yra, tai aš kaip tik džiaugiuosi, kad daugiau žmonių pamatė jį, nes iš tikrųjų čia labai daug Twitterio tų fanų, kurie yra ten, ar serialo, ar filmo fanai, jie dažnai sulygina kažkokį meno kūrinį su savo serialu. Daug kas iš šitą pašiepia, nes tipo, kaip tu gali ten aukštą meną su tuo žemu menu sulyginti, bet aš kaip tik sakyčiau, kad sveikintina, nes žmonės domisi, žmonės žiūri, koks paveikslas atitinka, žmonės bando surasti. Aš tai sakyčiau, kad čia labai geras dalykas. Gera mokomoji priemonė, gal taip reiktų pasakyti. Tai čia mano nuomonė tokia vat. O kaip tau, kalbant apie gerą, blogą meną, kaip tau skulptūra E-raidį? Juokinga. Šiandien pirmą kartą pamačiau gyvai. Mačiau nuotraukas kažkada čia, kai kėlė, gal šiandien ir mačiau, neatsimenu dabar jau. Ne, čia jau buvo kelios dienos. Ne, bet pamačiau tai gal tik šiandien. Ne dėl to, kad nebuvo jų, bet dėl to, kad aš tiesiog nežiūrėjau. Nu jo, toks rutulys. Tiesiog rutulį pastatė ir taškiukais išgraviravo raidės. Nu kas čia dabar? Bet fainai, nes visi šneka, visais pasifotkint, kas čia per skulptūrą. Mes turim dar skulptūrą niekui, taip reiktų sakyti. Jo, prie menų fakulteto Kaune. Jo, irgi fainai, tipo,
Kas čia per nesąmonė? Ir esmė tame, kad visi ne visi, bet bus dalis žmonių, kurie eis ir sakys, kas čia per nesąmonė? Ir paskui šitą dalyką, tiek tą skulptūrą raidei, tiek tą skulptūrą niekui, jie šitą apšnekės dar savaitę, nes turės visiems papasakot. Jūs matėt, kokia čia nesąmonė? Pasipiktinti. Bet žinai, kur niekui, tai tu ten galvoji, kad kažkas yra pažymėta ir tu prieini ir tu pakeliui skaitai, kad tave patrolino tiesiog, žinai. Tai ten visai juokinga yra. Bet ta tai aš kažkaip ne to tikėjaus. Bet čia yra Kauno kultūra. Nu, tipo, agirčia. Bet, o čia ne Panevėžio labiau? Aš ir sakyčiau ir Kauno. Nes panevėžiečiai šiaip vietoj raidės labiau sako. Nu, tai kviečiam Panevėžį, bandom prisišaukti. Atlyris. Emilis. Net užsikosiu. Dievą paminėjau, užsikosiu, matai. Ir šitą. Jo, nu bet. Ne, kad raidai tai man labai gražu. Pati idėja. Labai gera idėja. Bet kažkaip, aš nežinau, ko aš tikėjaus. Aš tikėjausi raidės. Aš tikėjau, kai buvo Keto temas, tai aš kažko tokio tikėjaus. Nežinau. Nu dabar žutulys tiesiog. Nu seniai. Nu taškutis ant Viskas sudėta, visi taškai. Ai, taškas ant Nu bet taškas ir sakinio pabaigoje gali, nu, ir ant gali būti taškas. Nu, nežinau. Kažkas man ne iki galo išdirbta, čia šito idėjai buvo. Aš noriu paprašyti mūsų klausytojų, jeigu jie girdi, dar klauso. Dar eina ten mūsų įrašymo. Dar eina. Bent jau tiek. Tai aš norėčiau paklausti, kokį jūs matėte tokį keistą meno kūrinį, kur galvojat, ar čia blogas, ar čia geras menas. Ar čia juokingas, ar nejuokingas? Nu. Tauras įvažiuojant į Kauną. Tas krikštolinis. Kažkoks rusiškas. Kažkoks. Kaip rusų mieste kažkuriamgi ten labai panašiai padarytas. Jo, tai va Tauras. Kauno Tauras yra blogiausias iš menų. Nu jau tenkas per kūrinys. Veršiukas. Šitas su viena galva. Šitas su viena galva. Freak of nature. Jo, bet Tauras tai tikrai labai blogai. Vat su tuo su Yeah. Tai aš va dar, žinai, kur kaip ir vat suprantu, bet, nu kur, nu tai visur dabar tų rutulių pristatykim. Nu, žinai, kur toks biški pikta, bet ir pagaunu, kad jo, taškas ant jo, nu gerai. Tarkim. Jokinga. Jo, visai jokinga. Bet, ne, nu ne. O iš paminklų dar kokių, galvoju, ką aš atsimenu. Man tai labiausiai nesuprantami šiaip yra šitie obeliskai, kur tiesiog stulpas, tipo mūrinis, molinis. Kur tie obeliskai yra? Aš visų gražumų pasirodysiu, bet tikrai. Vienas yra Kaune prie Soboro, man atrodo, neseniai, o gal ir jau seniai. Arba turi būti, arba jau yra, neatsimenu dabar. Tikrai yra. Marijampolė yra toks tiesiog tuščia aikštė ir obeliskas didelis. Tipo, ne į temą. Kur aš kaip ir suprantu, kad ten būna dažniausiai apie mūšius, man atrodo, žymimi taip toliau, bet man tai kažkaip, man gražiau, kaip mūšiai būna, žinai, padaryti ten arkliai, karžygiai. Kažkokia nesąmonė, pagalys tiesiog stovi. Nu tai vat man irgi, kad tiesiog pagalį pastatė. Tai vat man su to žinai, dėl to ir yra dviprasmiški jausmai, nes tiesiog kamuoliuką pastatė. Nu tai... Bet juokinga. Bet kas iš to? Aš iš toli turiu matyti, kad čia... Nu bet tada gali galvoti apie visą meną, kas iš to? Ne, bet žiūrėk, jeigu mintis yra pagerbti
lietuvių kalbos raidę, kurios atitikmenų nėra jokioj kitoj kalboj. Ane? Tai gal galim padaryti kažką, kas nebūtų kamuoliukas? Jeigu mes jau taip gerbiam savo kalbą. Nes aš kamuoliuką galiu bet kokią progą padaryti. Man tai iš viso, kaip tu sakei, Ant druskininkų fontanų yra toks pat rutulys padarytas ir, nu, ką. kai tu sakei apie tą E, ir aš kaip pirmą sykį išgirdau apie E raidę, aš galvojau, kad, nu kaip tu sakei, aš galvojau, kad ten bus didelė E raidė. Šiaip aš irgi galvojau ir čia visai gal ir bairis būtų. Irgi. Būtų fainai, jeigu tu galėtum ant jos lipt. Nu, kai kopečios. Ne, čia grinai bedugnių toksai stilius yra, vat, nusišnekėt. Aš šiandien žodžius pamirštu, technika neveikia. Galva neveikia, technika neveikia, nieks neveikia. Grinai. Palaikinkit video, pašerinkit savo draugams. Like, share and subscribe and pakomentuokit. turn on the notification bell. Jo varpelį paspauskit. Pasidalinkit su draugais, kurie domisi kultūrą. Atsiųskit idėjų. Atsiųskit, prašau. idėjų. Nesugalvojam jau nieko. Ne, tai sugalvojam. Žinom, kad bus Snieguolės recenzija, kurią aš tiek laiko žadu. Dar Kaišiadorys 2024. Aptarsim, dėja dar kol kas žinių iš to fronto nelabai, išskyrus, kad yra eventas jau padarytas atidarimo. O nebuvo daugiau? Ok. Nežiūrėjau aš, tai aš tiesiog paklausiu. Dar tinklapis netidarytas. Ok. Šiuo metu, kai bet mes ten- įrašinėjom. Jo, tai ten sausio 20 atidarimas, tai jau čia panašiai ir atsidarys. O šitą. Šiaip esame mes pagalvojusios temų, bet tiesiog nesinori visko išnaudot. Ir kai kuriam temam, nu, reik pasiruošti, kurias mes sugalvojusios esam. Nes norim ir svečių turėti. Jo. Tai Ir pinigų. Jo, bet šiaip jo followinkit, sekit. Ačiū, kad klausot. tikiuosi, kad smagiai klausosi. Šiaip šitas visai turėtų būti neblogas. Man šitas patinka. Man šitas patiko irgi gerai jaučiuosi. Šitą ir idėją, kad Jo, šitas geras jo. gerai. Ir iki kitų podcastų. Čia buvo Ugnė. Ir Ugnė. Ir čia buvo Bedugnės. Bedugnės. Gerai, jung. Gerai, šitas.